Klausimas, ar visi žmonės, kurie mane supa, ar jie yra tokie patys geranoriški, tiek pat geranoriški, ar tarp jų nėra žmonių, kurie nori manimi pasinaudoti. Kada mes tokio klausimo savo neužduodame, atrodo, kad visi žmonės yra tokie patys kaip ir aš. Visi žmonės to paties nori. Visi žmonės nori, kad viskas būtų tik tai gerai. Niekas niekam nekenkia ir panašiai. Kiek pasaulyje yra žmonių, kurie vienaip arba kitaip pasistengs padaryti, kad man nebūtinai būtų gerai. Na gerai. Apie blogus dalykus padėkime į šalį, pabandykime pakalbėti apie gerus. Aplinkiniai žmonės nori, kad man būtų gerai. Ne? Ir mes galime taip tikėti, kad tie žmonės nori, kad man būtų gerai. Kaip man kiti žmonės padeda? Ką jie dėl manęs daro? Vėlgi, supraskime, žmonės yra skirtingi. Matymas žmonių yra skirtingas ir jie skirtingai vertina tas pačias situacijas, kurias mes galbūt galėtume vertinti vienaip arba kitaip. Ir dažnas žmogus, kuris man norėtų padėti, jis dažnais atvejais nori, kaip apibūdinti būtų teisinga, sukelti man gėrį. Ką reiškia sukelti man gėrį? Tai reiškia, kad žmogus, norintis man padėti, jisai dažnais atvejais gali man padėti taip, kaip jisai nori, o ne taip, kaip aš noriu. Tai reiškia, jo geranoriškumas gali ne visada būti toks geras, toks, kokio aš norėčiau. Bet vis tiek tai yra geranoriškumas, ar ne? Tam tikrais atvejais mes sakome, kad žmonės labai daug komunikuoja, bet iš tikrųjų kai kuriais atvejais mūsų komunikacija yra pakankamai vangi, kada mes kalbame apie tai, ko iš tikrųjų norime, kaip mes galime vieni kitiem padėti ir panašiai. Ir dažnais atvejais žmonių noras mums padėti, jisai dažnais atvejais mus įsuka į tam tikras manipuliacinės schemas. Žmogus manęs klausia, o tu nori būti laimingas? Žinoma, aš noriu būti laimingas. Tai aš tau galiu padėti, kad tu būtum laimingas. Ir tas žmogus kuria mano laimę arba daro tam tikras injekcijas į mano gyvenimą tokias, kaip jisai įsivaizduoja, kas tai yra laimė. Tai reiškia, pagal tai, kaip aš esu jam iškomunikavęs, pagal tai, ką jisai yra supratęs, jis bando taip ir man padėti. Ar tai gerai ar negerai, nežinau. Atsiranda tokiais atvejais tokių žaidėjų, kurie mums nori padėti. Paskambina mums, pavyzdžiui, naktį. Sako, žiūrėkite, aš žinau, jūs turite problemų. Aš galiu jums padėti. Aš žinau, ko jūs ieškote, ką jūs norėtumėte įsigyti. Aš jums galiu tai parduoti. Pavyzdžiui, jūs ieškote automobilio. Jums atrodo, kad reikia automobilio. Jums kažkas tai gali paskambinti ir pasakyti, aš turiu tokį automobilį, kokį jūs ieškote. Aš jums jį galiu parduoti. Aš jį gaunu gerokai pigiau. Automobilis, kurį aš jums parduosiu, vis dar nėra Lietuvoje. Bet aš žinau, kad jūs tokio automobilio norite. Tai aš nežinau, ar man jį verta varyti, daleiskim, atsisiųsti pavyzdžiui, iš Italijos. Tokiu atveju sumokėkite man dalį pinigų, kiek kainuoja automobilis, ir aš jį mielai jums pristatysiu. Likusią pinigų dalį jūs galėsite man išsiųsti vėliau. Atsiunčiu jums laišką. Sveiki, rašau jums iš Afrikos, iš Azijos, iš Pietų Amerikos, iš bet kur. Turiu problemą. Laimėjau kalną pinigų, norėčiau tais pinigais su jumis pasidalinti. Bėda yra ta, kad tam, kad aš galėčiau tuos pinigus paimti, man reikalingi yra ten 5 ar tai $10. Tai yra nedidelė suma. Prašau, padėkite. Ir žmonės mielai į šitos dalykus įsisuka. Kodėl? Kiekvienas žmogus nori būti laimingas. Kiekvienas žmogus nori gauti kažką tai gero dėl savęs. Jeigu tai dar nekenkia kitiems žmonėms, tai iš viso labai patogu. Tai
kažkas dėl manęs pasistengs, aš galėsiu dėl kitų pasistengti. Dažnais atvejais mes pagalvojame, kad jeigu bus aferistas, tai iš ko mes atpažinsime aferistą? Pirmiausia, mes puikiai žinosime, kad šitas žmogus turės greičiausiai nusikaltėlio išvaizdą. Aš jau pamatysiu, iš karto suprasiu. Arba jis kalbės neįtikinamai. Kitas variantas, jis neturės tam tikros informacijos, kurią aš žinau, aš jį galėsiu patikrinti. Ir pabandykime pasižiūrėti, ar iš tikrųjų mes gebame atpažinti žmogų, kuris nenori mums gero, nors jisai kalba, kad aš labai stengiuosi dėl jūsų. Man yra labai svarbu, kad jums būtų gerai. Na, tebūnie, nepatikėsite tuo, kad aš stengiuosi dėl jūsų. Aš noriu pats laimėti, bet vienas nelaimėsiu, man reikia partnerio. Tai vat, jeigu jūs būsite mano partneris, aš su jumis mielai pasidalinsiu. Na, kaip jau ir įtikinama. Jeigu tu šią minutę nepaduosi man 5 eurų, praktiškai aš nebegalėsiu toliau su tavimi dirbti. Tai reiškia, aš turėsiu dirbti su kitais žmonėmis. Tai tu turi tiesiog pagalvoti, 5 eurai, aš manau, kad tau tai nedideli pinigai, kaip ir net ir rizikai. Ir automatiškai, jeigu man duoda tokį pasiūlymą arba tokį paklausimą, pas mane iš karto mintis susisuka, palauk, tai aš galiu tiek susimokėti, taigi čia ne problema, tie 5 eurai buvo, nebuvo. Jeigu mes rimtai pagalvosime, tai greičiausiai tie 5 eurai, 500 eurų, 1000 eurų, nežinau, bet kokią sumą, tos pinigus mes ką tik paaukojom. Kodėl? Todėl, kad mes labai norėjome būti laimingi. Mes norėjome, kad būtų gerai mum. Todėl mes patikėjome kitų žmogum. Kodėl patikėjom kitų žmogum? Todėl, kad jisai tinkamai elgėsi taip, kaip mes suprantame, ir jis tiek daug apie mus žinojo. Jis žinojo mano bazinę informaciją, jis turėjo mano anketinius duomenis. Jis bendravo tą kalbą, kurią aš suprantu ir kuri man patinka. Jis pateikė taip informaciją, kaip būtent aš norėčiau, kad ta informacija būtų pateikta. Iš kur jis tiek daug informacijos apie mane turėjo? Gal jį kas nors pas mane atsiuntė? Nieko panašaus. Nebūtina nieko siųsti. Jeigu jūs daug teikite informacijos apie save į viešumą, natūralu, kad kiekvienas žmogus norintis iš jūsų uždirbti, šitą informaciją iš jūsų susirinks. Susirinks šitą informaciją ir ta informacija panaudos ar tai visiškai prieš jūs, ar tai bent panaudos plius minus taip, kad jums ta informacija nebūtų paranki. Kalbu apie aferizmą. Čia yra tokia slidi riba. Aferizmas ir verslo santykiai. Kuo skiriasi aferizmas nuo verslo? Skiriasi tik tai pagal vertybės. Tai reiškia, jeigu aš uždirbu ir tau padedu, tai kaip ir verslas. Jeigu aš uždirbu ir tau nepadedu ir tau pakenkiu, tai kaip ir yra aferizmas. Pats žodis galbūt yra nelabai gražus, bet tiesiog yra tam tikrų verslų, kurie automatiškai yra pastatyti būtent ant mūsų įpročių, ant mūsų informacijos. Tai reiškia, mes su savo įpročiai, su savo informacija esame tokiem verslam kaip platforma. Tai reiškia, verslai, kurių pagalba mumis gali pasinaudoti ir iš mūsų gali uždirbti. Galbūt šiek tiek grubiai tai skamba, bet tai yra tiesa. Šiai dienai mes turbūt galime pastebėti, kad jeigu savo kompiuteryje mes renkamės informaciją apie kokias nors prekes, mes domimės kažkuo tai, vėliau visiškai mums netikėtai pradeda išlindinėti informaciją. Mes įsijungiame kažkokį tai tinklalapį, pavyzdžiui, informacinį. Delfis, Lietuvos rytas, Alfa 15 minučių, bet kurį įsijungiam. Kurį be įsijungsim, mums reklamą išmeta būtent tokio, ko mes ką tik ieškojom, kas mums buvo įdomu. Kas čia vyksta? Tai yra globalus informacijos apdorojimas.
Tai reiškia, kada mes susidomim kokią nors preke, kokiu nors veiksmu, kokią nors informaciją, mūsų informacija yra nuskaitoma. Apie mus šitą informaciją surenka informaciniai tinklai ir šitą informaciją naudoja, sakykime, verslui. Tai nėra draudžiama. Žmogus susidomėjo, mes jam duodame pasiūlymą. Ir kada man nuolat duoda įvairius pasiūlymus, aš norom arba nenorom susidomiu antrą kartą, trečią kartą. Ir tai būna toksai momentas, kai man atrodo, kad aš dar anksčiau man buvo įdomu, o dabar aš jau noriu pirkti. Dabar man reikia pirkti. O dabar dar nuolaidos, kainos visai nukrito. Tuoj nebeliks, tai yra paskutinės nuolaidos, paskutinė galimybė tai įsigyti. Ir ką aš darau, aš mielai susimoku. Aš nusiperku vieną prekę, nusiperku kitą prekę, trečią prekę, penktą. Ir tokiu būdu yra skatinamas pirkimas. Kodėl tai vyksta? Todėl, kad aš pateikiau labai daug informacijos apie save. Tai reiškia, aš domėjausi, aš šitai atkreipiu dėmesį. Dabar iš mano žodžių turbūt atrodytų, kad nereikia iš vis nieko susidomėti ir mano buvimas internete yra pavojingas. Anaiptol. Mes internete praleidžiame ir praleisime vis daugiau laiko. Ir informacija, kurią mes teiksime, jinai visą laiką bus nusiurbiama, apdorojama ir naudojama vieniem arba kitiem tikslam. Su tuo reikia susitaikyti. Ta mes turime suprasti. Tai visą laiką vyks, tai niekada nepasikeis. Ir visą laiką tik tai daugės viso to. Bet jeigu mes norime jaustis bent kažkiek tai saugesniais, pirmiausia, mes turime suprasti, kiek informacijos mes norime pateikti, kaip tą informaciją, kurią mes pateikinėjame, mes kaip informacijos siuntėjai, kokie iš vis yra informacijos gavėjai, be tų, kuriuos mes tikimės, kad pamatys mūsų teikiamą informaciją, kiek dar bus pašalinių gavėjų, kokią informaciją arba kokį supratimą šitie informacijos gavėjai susidarys. Tai reiškia, savo Facebook paskyroje aš įdedu nuotrauką, kur lipdau sniego senį. Kaip ir viskas yra tvarkoje. Ir aš tikiuosi, kad ją pamatys ten 50 mano draugų. Ir jie teisingai tai supras. Bet jeigu šita nuotrauka bus pasidalinta, o kai kuriais atvejais net nereikia dalintis, šitą informaciją pamatys ir daugiau žmonių. Ką jie matys? Jie gali būti, kad manęs nepažįsta ir jiems tas sniego senis visai nėra įdomus. Jie matys, kaip aš apsirengęs, kokioje aš aplinkoje stoviu, kas už mano nugaros yra nufotografuota, kur aš esu, ką aš veikiu. Pamatys kitus žmonės aplinkoje, mane galbūt susijęs ir panašiai.